Labas visiems, dabar šalta, pirmas sniegas vakar buvo ir čia Evaldas iš Eva Games kartu su Vilium. Ir šiandien pašnekėsime vėl apie žaidimus ir šį kartą mes vis galvojam, kaip jį pavadinti. Tai nusprendėm vadinti mobili konsolė. Turbūt protingiausias pavadinimas, nes nežinau, ar lietuvininkai turi kažką panašaus lietuvių kalboje šitam daiktui. Ir tai yra Lenovo, koks siurprizas vėl Lenovo, tai yra Lenovo Go S. Ir jų buvo daugiau modelių, buvo iš pradžių Lenovo Go, po to atsirado Go S kaip pigesnis variantas, dabar jau yra kalbama ir jau mačiau katalogas yra pozicijos Lenovo Go 2. Naujesnio modelio ir užsienyje tai labai populiaru, ypač po to, kai išėjo Steam Deckas, visi metė viską, kas papuolė ir daugelis streamerių pasakoja, kaip jie praleidžia daugiau laiko su Steam Deckais negu su konsolėmis arba savo kompiuteriais. Ir kas tai yra? Tai principė tai yra nešiojamas kompiuteris įdėtas į konsolės korpusą. Jūs turite ekraną, turite bateriją, turite joystickus, layoutas šiek tiek primena Xboxinį layoutą ir net mygtukų pats pojūtis yra labiau Xboxinis nei, sakykime, PlayStation'as, todėl aš jeigu vertinčiau, aš įprastai vertinu, kad Xbox'o kontroleris įprastas, ne tas premium, ir PlayStation'o įprastas kontroleris, tai Xbox'as tai yra pigi versija kontrolerio, o PlayStation'as visai ką jaučiasi tas premium, net mygtukų spaudimai. Tai čia kažkas tas tokio labiau link Xbox'o. Ir kodėl mes apie jį šnekam? Na, tiesiog taip jau nutiko, kad atsiuntė mum jį pabandyti ir jau 2 mėnesius vyksta bandymai, nes galima testus atlikti ir pasakyti savo nuomonę ir galima tiesiog jį panaudoti ir suprasti, ką tu turi rankose. Ir pats geriausias testuotojas tai buvo sūnus, jis padėjo ištestuoti jo bateriją ir vadinkim bateriją žaidžiant vidutinį žaidimą, ne Cyberpunką, bet kažką vidutinį, tokį kaip Lego Star Wars ir panašiai, baterija apie 3 valandas sugeba išlaikyti. Manau, kad žaidžiant kažką kaip Days Gone arba Cyberpunk laikas būtų daug mažesnis. Ir šis daiktas atkeliavo pas mus su Windows versija. Windows Home versija. Dar blogiau. Ir jis yra, kuo jis ypatingas yra, tai yra pirmoji mobili konsolė, kuri oficialiai palaikoma SteamOS. Jūs šį principę galite bet kokią mobilią konsolę, arba netgi, vadinkim, desktopinį kompiuterį, daugumą, kurie turi AMD procesorių ir AMD vaizdo plokštę. Jeigu jūs šią kombinaciją turit, galbūt dar suderinama kokį Ateros ar Quanta Wi-Fi kontrolerį, jūs galite įrašyti į SteamOS ir turėti savo Steam Experience. Bet tai bus jūsų, kaip čia, pasirinkimas ir visos problemos, kurios nutiks ar gali nutikti, bus jau jūsų atsakomybė. Lenovo kažkokiu būdu susišnekėjo su Steam inžinieriais ir gavo leidimą oficialiai naudoti Steam operacinę sistemą savo mobiliom konsoliom. Todėl šis daiktas atkeliauja 2 būdais. Jisai būna arba juodas su SteamOS, arba baltas su Windows. Bet niekas jums netrukdo įsigyti baltą su Windows ir į jį rašyti Steam operacinę sistemą, ką mes šį kartą ir padarėme. Mums labai buvo įdomu, kuo skiriasi Windows Experience'as nuo SteamOS Experience. Patikėkit, skirtumas yra milžiniškas. Windows naujinimai. Jūs gaunate šitą daiktą, jūs turite nukeliauti į Windows Updates, nes krūva užsižiebė įrenginių ir atnaujinimo, ten naujinate. Ir patikėkit, šitas procesorius, jisai nėra stiprus, jis panašiai, šiek tiek gal minimaliai stipresnis už Steam Deck'o procesorių ir jisai yra ganėtinai lėtas Windows operacijose. Windows atnaujinimai užtrunka ilgai. Tada yra Lenovo aplikacija, kuri turi savo atnaujinimus, tai video driveris, BIOSai, bevėlio driveris, tai užtrunka vėl ilgai. Tada Xbox'o appsas, kuris įsirašo ir naujinasi, vėl užtrunka ilgai. Ir viskas labai stringa, nes procesoriui trūksta šiek tiek galios. Tai jeigu ką, tai yra 4 branduolių, 8 threadų AMD Z2
Go procesorius, tai nėra Z1 Extreme, kuris yra stipresnis, bet tai yra Z2 Go procesorius ir Windows'ose jam sunkiai sekasi dirbti. Ir jau daugelis žmonių pasakoja, kad norėtų tokiem įrenginiam turėti kažkokią apkarpytą, lengvesnę Windows versiją, bet Microsoft inžinieriam kažkaip nesiseka to padaryti, arba jie nesuinteresuoti. Ir atlikę bandymus kelių žaidimų, nes vėlgi turėkite omeny, kad tai yra silpnas įrenginys ir jau netgi rezoliucija yra pakankamai maža, tai nėra Full HD, tai yra 1920 ant 1200, tai reiškia, jo aukštis yra šiek tiek didesnis negu 1080. Ir atlikę to žaidimų testus mes tiesiog ištrynėm viską ir pabandėm įrašyti SteamOS. Ir tada experiences vėl pasikeitė, nes SteamOS vėl visų pirma tai yra Linuxo pagrindu padaryta operacinė sistema, 6 versijos kernelis gyvena, naudoja aplikacijos tą Compatibility Layer Protoną, jei neklystu. Ir viskas yra visa operacinė sistema yra padaryta taip, kad jūs turėtumėt tą Steam Big Picture experience. Ir principė tai visai kitaip atrodo. Ne tai, kad užsikrauna Windows'ai, kur spaudžiat Start kažkokiu tai būdu mažame ekrane, keliaujate į savo Xbox arba Steam, renkate žaidimų, čia viskas tiesiog taip ir turi būti, taip ir turi jaustis. Ir nepaisant to, kad tai yra Linuxas, įprastai anksčiau mes sakydavome, kad jeigu naudoji Windows ir naudoji Linux, tai Linux'e kai kurios žaidimus gali pasileisti, kai kuriem reikia emulacijos, kaip, pavyzdžiui, Wine programėlė. Ir ta emulacija įprastai sulėtindavo jūsų visą patyrimą, sulėtindavo jūsų žaidimą, dėl to būdavo šiek tiek blogiau. Dabar situacija pasikeitė. Windows operacinėje sistemoje nemažai žaidimų sukasi lėčiau negu Steam operacinėje sistemoje. Ir dabar, taip trumpai tariant, tas specifikacijas, tai yra Zen 2 Go procesorius, yra jo versija su Zen 1 Extreme, kurie buvo Go, ne GoOS konsolėje. Jame gali būti 16 arba 32 GB DDR5 įlituotos atminties, jame gyvena 500 arba 1 TB SSD diskas ir 55 Wh berods baterija, kurią, kaip minėjau, galima iki 3 valandų išnaudoti. Tai pajokaučiau kelionę į Klaipėdą arba skrydis į Frankfurtą, ko puikiausiai. Ir šita konsolė, kadangi jinai yra palaikoma iš Steam pusės ir per paskutinį mėnesį nemažai atnaujinimų joje atsirado, tai turiu pastebėti, kad skirtingai nei įrašius SteamOS į, tarkim, Asus kompiuterius, įrašius SteamOS čia visi mygtukai veikia. Jūs turite meniu žaidimo, jūs turite performance meniu, jūs netgi galite keisti, kaip čia vadinasi, power profilį, ko anksčiau būdavo negalima daryti. Dar realiai prieš kokį mėnesį laiko šitos funkcionalų dar nebuvo. Jis atsirado su paskutiniu atnaujinimu. Tai reiškia, jūs nebeesate pririštas prie Windows operacinės sistemos, nes jame yra viskas. Jūs galite keisti nuo RGB iki performance profilio arba netgi maksimalių leidžiamų vatų savo procesorių. Dabar visą šitą dalyką galite daryti ir per Steam operacinę sistemą. Ir mano nuostabai šiandien ryte sužinojau, kad jūs galite gauti net ir Lenovo BIOS atnaujinimus, naudodami Steam operacinę sistemą. Nes ryte įjungus jis man pranešė, kad yra atnaujinimas. Aš pagalvojau, kad tai yra operacinės sistemos atnaujinimas, o paaiškėjo, kad tiesiog Lenovo išleido naują BIOSą ir Steamas man jį pristatė. Tai vėlgi, šitoj vietoj visi barjerai dingsta. Vienintelis dalis limitacija yra ta, kad kol kas aš dar neradau, kaip valdyti šios RGB, nežinau, tamstiks. Nežinau, kaip keisti jų spalvą, bet nebejoju, kad su laiku atsiras atnaujinimas, kurį Steamas irgi galės pristatyti ir jūs galėsite išjungti arba galų gale pakeisti spalvas. Ir dabar, kas liečia performance, aš netgi pavyzdžiui kelis įsirašiau. Tai kaip pavyzdys Horizon Zero Dawn Complete Edition, oi koks ilgas pavadinimas, tai yra PlayStation 5
žaidimas, kuris buvo backportintas į Windows operacinę sistemą ir dabar mes jį žaidžiame ant Linux. Įsivaizduojat, kiek daug jeigu. Ir kaip pavyzdys su FSR, native rezoliucija, tai 1920 Windows'ose šis žaidimas turėjo 502 kadrus per sekundę, kas, tai nėra mažai, galbūt norėtųsi 60, bet galima žaisti. Steam'uose jis turėjo 75 kadrus per sekundę. Tai vat jum ir tas, vadinkim, tarp 15 ir 20% paklaida. Cyberpunk Windows'uose turėjo 49 kadrus per sekundę, tuo tarpu čia net 62. Tai vėl, 49, taigi mes sakom tas iki 60 barely playable, ir jau 60, tai tas jau, kurį mes visi tikimės gauti. Tai va jau 2 žaidimai, kuriuose Windows'uose tai buvo galbūt žaistina, o Steam'uose tai yra, minimum 60, jums garantuoja. Kiti žaidimai, tokių ganėtinai buvo keistų situacijų, pavyzdžiui, Tomb Raider, net nežinau, 2016, neklystų, jį taip vadina, tai yra gana senas žaidimas. Ir jame Windows'uose buvo 204 kadrai per sekundę, o tuo tarpu čia buvo užkepinta 120. Ir kas keisčiausia, kad čia yra kadrų limitacija. Steam'uose turi tokią kaip ir kadrų limitaciją, nesvarbu, kad jūs žaidimuose nustatote nelimituotą, jūs nustatote BIOS'e, kad, sakykime, refresh rate'as yra irgi uncapped, bet pats Steam'uose turi iki 120 berods kadrų limitaciją ir rašoma, kad jungus kūrėjo režimą galima šitą limitaciją išjungti, bet man kažkaip nepavyko ir kaip sakant, YouTube'as šito vietų irgi nedaug padėjo. Tai atsirado ta limitacija, bet 120 buvo. Įsivaizduokit, toks daikčiukas, kur procesorius nesugeba Windows atnaujinimui rašyti, sugeba pasiūlyti 120 kadrų per sekundę žaidime. Dabar truputėlį specifikacijas, aš jau užsirašiau, nes visko mintinai nepasakysiu, bet čia yra 120 Hz LCD ekranas, rezoliucija 1920x2200, RAM'as naudojamas LPDDR5X 6400 MHz, LP tai dėl to, kad mažiau voltažą naudotų ir ilgiau tarnautų baterija. Tai ir jo kaina, sakykime, su Steam operacinė sistema 16 GB ir 512 modelio yra 520 eurų. Tuo tarpu 32 GB ir 1 TB modelio yra 685 eurai. Neužilgo lapkričio pabaigoje turi Lietuvos sandėliuose pasirodyti Lenovo Go 2, kurio kaina bus 1100 eurų. Čia brangiau net už PlayStation Pro? Tai va. Tai kainos. Matot, aš čia nesu jūsų sąžinės balsas ir negaliu labai patarti dėl kainų. Čia jūs turit patys įsivertinti, kaip daug jūs jį naudosite. Jeigu jūs jį žaisdami pastoviai galvosite, kad sumokėjate daugiau negu už PlayStation 5 su DVD įrenginiu, tai savaime aišku, kad anksčiau ir vėliau šita mintis jūs suvalgys iš vidaus. Jeigu jūs tikrai daug keliaujate, ypač traukiniais, lėktuvais, autobusais, kur galbūt 3 valandas įlysti į šį daiktą, plus dar galite vėlgi turėti omeny USB Type-C, quick chargingas ir jeigu turite powerbanką, kurį irgi galite įsimesti į tą pačią kuprinę, tai jūs realiai padvigubinate savo galimybę būti online be elektros lizdo. Tai jeigu jums tai yra svarbu, tai tikriausiai šita kaina yra pateisinama, nes gaunate ekraną, kontrolerį, bateriją, ir mano atveju terabaitą vietos. Bet jeigu jūs daugiau esate sėslus žmogus ir jums pasikėlus 10 žingsnių nueiti iki televizoriaus su PlayStation'u nėra problema, tai turbūt tikra konsolė yra rimtesnis pirkinys. Galų gale galite pasinaudoti DVD įrenginį ir nusipirkti žaidimą iš Enevos už 9 eurus. Tai šitoj vietai aš nebūsiu, kaip sakau, sąžinės balsas, bet jeigu jūsų poreikis yra pateisinamas, tai daiktas yra fainas. Ypač su Steam operacinė sistema. Minusai.
ta pati Steam operacinė sistema. Mano atveju, kadangi aš tam tikrą gyvenimo tarpsnį labai ilgai naudojau Steam'ą, todėl turiu toj bibliotekui pakankamai žaidimų. Po to, turbūt kokie jau 5 metai, mano bibliotekos išsiskaidė. Kažkiek žaidimų liko Steam'e, kažkiek žaidimų nukeliavo į Game Pass'ą arba tą patį Microsoft accountą. Ir šitoj vietoj va čia yra problema. Jeigu jūs esate grinai Steam vartotojas, jėga. Žaidžiat, džiaugiatės, laukiat atnaujinimų funkcionalų ir viskas šaunu. Bet jeigu, kaip aš turite, pavyzdžiui, keletą žaidimų savo Xbox account'e, va čia atsiranda problema. Aš negaliu jų žaisti Steam'e, todėl man reiktų kaip ir turėti Windows operacinę sistemą, kad galėčiau tiek pasinaudoti Steam galimybėmis, tiek Xbox'o galimybės, galbūt kokį, nežinau, Uplay įsirašyti ar GOG Galaxy. Tai naudojant Windows'us yra ta multiplatforminė galimybė, kas turbūt būtų normalu, bet Windows. Sunku yra apsakyti, va šiuo metu yra SteamOS, negaliu parodyti, bet sunku yra apsakyti, kaip yra sunku užsikrovus Windows'ams susivedi savo PIN kodą, nes Windows Home reikalauja jo, tada turi mažytės ikonėlę savo, nežinau, Steam, Xbox ir panašiai. Ir tu jas arba su šitais bandai pagauti, arba bandai 2 kartus paspausti su pirštu. Nėra tokio konsolės pojūčio. Galėtų, užsikrovus Windows operaciniai sistemai, galėtų įsijungti kažkoks launcheris, kuriame galėtum priparkuoti Steam'ą, GOG'ą, ten dar kažką tai ir ten vienam launcherį viskas veikti. Ir Xbox aplikacija kaip ir tą dalyką bando padaryti, bet užsikrovus operaciniai sistemai, jai sustartuoti yra sunkiau negu automobilių išvesti prie -30. Tai Windows'ai šiuo metu yra visiška betvarkė ir po kaip jie vadina, Asus, ROG, Ali, X, kurie vadina naujasis Xbox, nors ten nėra Xbox. Jie kaip ir jam sukūrė specialų, visi vadina, kad tai yra apkarpyta Windows versija, iš tiesų tai yra ta pati Windows Home versija, tik tai ant viršaus paleidžia jum papildomą layerį, kuris atseit primena konsolę, bet ten tikrai ne konsolė, ten tiesiog ant viršaus papildomas ekranas. Galbūt su tuo ekranu būtų lengviau valdyti, bet tada iškyla kita problema. Ant Linux'ų žaidimai veikia greičiau su šito hardvaru negu ant Windows'o. Tai jeigu esate Steam vartotojas, aš eičiau prie SteamOS vienareikšmiškai, nes vien tik tai pliusai, galų gale miego funkcija. Kaip minėjau Viliui šiandien, kad savaitgalį bandžiau žaidimą penktadienį, pažaidžiau 15 minučių, tada spaudė miegot ir jisai užmiega. Lygiai taip pat kaip normali konsolė. Ir sekmadienį vakare aš tiesiog įjungiau mygtuką, jisai užsikrovė ir toj pačioj vietoj, kur aš buvau paskutinį kartą palikau savo charakterį, toj pačioj vietoj viskas veikia, jokių pakibimų, jokių staterių, jokių seivų, corruptionų, nieko. Viskas toliau veikia. Tai vat, galų galia žaidimų užmigdymo galimybė ant SteamOS'o veikia, ko ant Windows'ų visiškai nėra. Jūs pabandykite Windows'uose paspausti power off mygtuką. Kaip manot, kas nutiks? Geriausia atveju jūsų kompiuteris užmigs taip, kaip stovi su visom aplikacijom ir užsikrovus jūs matysite savo desktopą ir tie žaidimai bus minimizinti jūsų tas barą. Ir daugelio atveju bandant atsidaryti tą žaidimą numinimizintą į tas barą, tas žaidimas arba nukrešins, arba kol visi šadariai vėl įsilaudins į atmintį, jis labai smarkiai striks. Tai Windows'uose tas neveikia. Čia viskas veikia. Tiesiog out of the box. Tai va, tai kaina labai subjektyvus dalykas, sunku man ją kritikuoti arba sakyti. Pats experience'as man patiko. Ar aš tokį pirkčiau? Na, turbūt pirkčiau, bet tik vieną kartą, nes žmona, kai sužinotų, daugiau nepirkčiau nieko. Apart to, fainas dalykas ir ką žinau, gal Vilius parodys šiek tiek iš arčiau, kaip atrodo. Mygtukai, na, irgi taip pat. Vilius tikriausiai parodys, mygtukų layoutas, viskas taip pat. Yra šitas daiktas, kuris veikia kaip pelė, kaip touchbaras, bet nelabai jisai naudingas. Ir šito daikto nesupratau. Gale mygtukai užsirakina, kad galėtum spausti, čia vadinasi, arba trumpą eigą, arba
įprasta eiga. Tai nežinau, jūs gal žaidėjai geriau žinosite. Ir šiam kartui tiek ir turbūt lauksim Lenovo gaudų. Ate?